Prieš 10 metų Lietuvos Respublikos Seimas priėmė įstatymą, kuriame Lukiškių aikštė įvardinta kaip reprezentacinė. Šiomis dienomis vyksta Lukiškių aikštės konkurso antrojo turo projektų viešasis svarstymas. Kviečiame susipažinti su laisvės simboliais, kuriuos vertins ir skulptūros ekspertas. Tikimės, projektų autoriai neįsižeis dėl kandžių pastabų, nes, kaip sakoma, ginčuose gimsta tiesa. Buvusi Turgaus aikštė, gyva ir šurmuliuojanti. Carinės Rusijos laikais čia stovėjo kartuvės. Sovietmečiu vyko iškilmingi paradai. Po nepriklausomybės atgavimo Lukiškių aikštė kantriai laukia savo atgimimo. Kol kas ji tėra pasivaikščiojimų ir susitikimų vieta. Erdvėje tarp buvusių KGB rūmų bei Šventojo Jokūbo ir Pilypo bažnyčios turi iškilti laisvės simbolis. Mūsų laisvės paminklo idėja tai, kad laisvė yra begalinė. Todėl mes kuriam žalią laisvės lauką, kuris ir būtų paminklas tai neturinčiai ribų mūsų laisvei. Nėra tikslo padaryti vien monumentą, kurį aplankytumėm vieną kartą metuose. Norisi, kad jinai gyventų kiekvieną dieną. Autorių pasirinktas laisvės simbolis – tai neturintis ribų laisvės laukas. Didžiulė pieva miesto centre. Laisvės lauką juosia Švino kelias, kieta kelio danga. Tarytum gynybinė linija. Tai Lietuvos nueitas, ilgas ir sunkus kelias ginant laisvę. Mes eidami tuo taku apeinam visą lauką. Tas Švino kelias jisai juosia nenutrūkstamai mūsų laisvės lauką. Mums tai atrodo labai svarbu. Ir jisai susiveda į begalinį ratą, nes neaišku, reiškia, nuo kada mes jį pradėjome eiti ir kada mes pabaigsim. Einančiuo Švino keliu nusileidžiame į kamerinės monumento susikaupimo erdves. Tai įrengtos 4 memorialinės vietos, žyminčios svarbiausius mūsų istorinius krašto laisvės gynimo etapus. O dabar žodis kritikui. Architekto bandymas sužaisti architektūrinę plastiką. Galima, pavyzdžiui, architektūrinę plastiką pažaisti, supilti kalniuką, tai bus pozityvas, o jis pabandė padaryti lomelę, tai yra negatyvas. Jūs galite įsivaizduoti, reiškia, šitą aikštę iš karto išmetama iš aktyvaus judėjimo, už tai, kad tai yra žiema, tai tik tai bus čiuožykla vaikams, bet šitą visą didelį plotą reikės tik tai labai apeiti šaligatvės aplinkui, nes vidų tai bus nežinia kas. Jeigu mes taip suprantam, kad tokia laisvė, vaikučiai su rogutėmis, su slydėmis, su ko, tai galima taip suprasti, bet man atrodo, kad šitą aikštę vertesnė didesnių pastangų kūrybinių. Kitas autorių kolektyvas siūlo sukurti multifunkcinę valstybės aikštę su dominuojančiu galingu monumentu. Reikėtų įsiklausyti pirmiausia į pavadinimą, kad tai yra aikštė. Jeigu žiūrėt architektūriškai, urbanistiškai, tai nėra parkas, nėra skveras, tai visai kita aplinkos savoka ir mes žiūrėjom į tai, kad vis tik miesto centrinė aikštė, ar jį vadinsis Lukiškių, ar jį vadinsis valstybės, čia jau kiti dalykai, tai irgi be abejo svarbu. Todėl segmentas, kuris lyg ir atpjaunamas nuo aikštės, yra skirtas memorialiniai reprezentaciniai funkcijai su iškilmingais ceremonijom, su istoriniu krūviu. Reprezentacinėje aikštės dalyje stovi galingas monumentas, rytum paukščio sparnai, deglas ar karūna virš Vilniaus ir Lietuvos. Po obelisku komponuojami granitiniai Gedimino stulpai ir skulptūrinės stelos, kuriuose iškalami kovų už laisvę siužetai. Čia vėlgi monumento yra tam tikra filosofinė idėja. Yra kairys, vakarų sparnas ir dešinys, rytų sparnas. Ir mes galvojom su skulptorė Matulaitė, kuri įsijungė į šį darbą, pavaizduoti tiesiog nuo pačių pradinių ženklų lietuvių kovas ir ne tik gal 1000-mečio, gal ir 2000-mečių, tiek su rytais, tiek su vakarais, kad augdama tą įtampą kažkur išsilietų šiom dienom ir iškylanti su šviesos stulpu, šaunanti į dangų, suvienytų tą amžiną kairę, dešinę, rytus, vakarus. Obelisko idėją vertins kritikas. Ir dabar staigiai apatiniai daly atsiranda ta skulptūrinė plastika, kuri, aiškiai, matosi čia, toj centriniai, tai yra Gedimino stulpai. Tai tada kyla klausimas, ką šitas autorius nematė, nežinojo, kad jau Kudirkos aikštėje jau vieni stulpai stovi. Tai dabar antri dar
trūksta, kad prie Seimo dar 3 stulpus pastatytumėm, nu, apsistulpinsi visiškai, galutinai. Dabar susipažinkime su dar vienu obelisku, iškylančiu Lukiškių aikštės centre. Tai Laisvės spindulys. Pagrindinė šitos vertikalės idėja yra paimta tokia poetiška metafora Laisvės spindulys. Medžiaga parinkta nerūdijantis metalas titanas. Šitame saulės spindulyje yra vystoma tam tikra tokia ornamentinė plastika, kurios pagrindas sudaro vyčio ženklo kompozicijos. Aš kaip skulptorius labai pasitikiu vertikalė šiuo atveju, todėl kad niekas taip nepakelia žmogaus dvasios kaip vertikalė. Dažnai mūsų mintise būna, kad monumentui reikia daug oficialios erdvės. Mes įsivaizduojam, kad to visai nereikia. Pakanka aplink monumentą vietos, kur gali būti įrašai atskleidžiantys monumento idėją ir vieta amžinai ugniai ir nežinomo kareivio ar partizano kapui. Trumpas obelisko įvertinimas. Ką galima pastatyti? Ir kas stato? Tai obeliskus, stelas, nu, dar ką nors tokio, bet tai yra kažką tai vertikalaus. Kodėl mes darome tą obeliską? Todėl, kad kažką tai reikia pastatyti centre. Nu, tai iškaskim šulinį tada, galbūt. Tai bus obeliskas, bet tik priešinga pusė. Bet, reiškia, bet vis tiek to sprendimo, to netikėtumo nėra. Einame nelengvų Laisvės keliu toliau ir susikimbame rankomis Baltijos kelyje. Mūsų metafora ir pagrindinis motyvas vis dėlto yra, reiškia, Baltijos kelias ir to pasiekoje mes ėmėme, reiškia, beveik 200 metrų ilgio tokią žmonių grandinę, kuri mums, reiškia, primena ir caro laikų sukilėlius, ir reiškia, tremtinius į Sibirą, ir visą kitą, ką mes išgyvenom, ir taip pat vienybės, reiškia, ir pergalės akimirką stovėjome kartu visi susikabinę. Pro akmens bloko ažūrą patenkame į parką. Čia žydi gėlynai, trykšta fontanas. Ir formuojamos čia žalios kalvelės. Šitoje pusėje mes turime gėlyną, kuris tarsi, kai žmogus yra šitoje vietoje, žiūrėdamas į bažnyčią ant gėlių delno. Tokiu būdu eksponuojame bažnyčią. Ką apie Baltijos kelio idėją mano kritikas? Ta eilutė, jinai pirmam ture buvo trumpesnė. Dabar jie didina, jinai dabar faktiškai užima visą aikštės perimetrą, tai dar tada paimkime tą tokią, reiškia, bet tai tada bus galbūt ta imitacija tos mūsų susikibimo rankomis, tas kelias, Baltijos kelias, tai bandykime kur nors bent į kokios nemenčinės šitą visą dalyką. Tai bus tikrai pagal viską ilgiausias monumentas, ilgiausias. Susipažinkime su kitu Laisvės simboliu. 3 balto granito kolonos. Tai 3 bandymai sukurti Lietuvą. Pasikartojantis T formos kryžius simbolizuoja auką ir prisikėlimą. Skulptūroje galima žiūrėti ir triumfo arką, ir kartuves, o iš viršaus žalčio ženklą. Šalia Laisvės simbolio išdėstamos stelos. Laisvės skulptūra supa vanduo. Atviroje erdvėje tai atsispindės dangus, skulptūros motyvas ir sukurs sąsają tarp žemės ir dangaus. Čia jis įgauna tokį dar pažeminį matavimą. Jeigu architektas leido įkišti tos stulpelius į baseiną, nu, tai jau praktiškai jisai nesuvokė, kad to daryti jokiais būdais negalima. Tai suvulgarizuoja visą idėją. Dar vaikeliai ten kojytės plaus šitoj vietoje ir taip toliau. Nu, kas ten turėtų būti tam? O kada dar užšals tas ežeriukas, tai ten iš viso košmaras. Tai dabar įdomus dalykas. Tai reiškia, čia kartuvės, po kartuvėm taka. Labai juokinga, kada galima ten čiuožinėti, gal su pačiūžom, gal pačiūžinėti, ar dar kažkas tai tokio. Tai yra visiškai nesuvokiami reikalai. Tai nesusišnekėjimas. Kitas autorių kolektyvas pateikė minimalistinį Lukiškių aikštės transformacijos projektą. Laisvės simbolių pasirinko vertikalų akcentą stelą. Apatinė simbolio dalis yra tarsi atlaužtas Lietuvos istorinio kelio dalis su žemės įspaudu, kur lūžio briaunoje yra įprasminti visi svarbiausi Lietuvos istoriniai
įvykiai, paminėtos datos, tolimesnis lūžis simbolizuoja to kelio tikslą, laisvę. Žmonės, kada įpras ir praeis kaip pro bet kokį stulpą. Nu, kokio aukščio, nu, tu pasižiūrės, oho, koks didelis tas stulpas. Bet tai iš esmės paėmus, tai yra artėjimas, bet tik tai nepriartėjimas prie tos simbolikos, nes stulpas pats savaime nėra joks sakralinis simbolis. Liko dar vienas laisvės simbolis, bet skulptūros Lukiškių aikštėje tiesiog nėra. Pagrindinė idėja – sukurti švarę, laisvą, neužimtą vietą. Prie šitos vietos bandyta ateiti naujai, švariai, kūriamas sukauptas, koncentriškas charakteris. Pati aikštė yra projektuojama taisyklingame kvadrate, apskritimo formos įduba, neskaidoma, laisva erdvė, neužimta atskirais paminklais, tarsi laisva situacija kuriama, kurios turiniu tampa į aikštę atėję žmonės, renginiai. Tas laisvės išgyvenimas kaip jausmo jisai arba įvyksta, arba ne. Tai nėra fiksuota vieta, kad su užrašu, kad tai yra laisvė šitoje vietoje. Nors pačios laisvės skulptūros nėra, autoriai Aukų gatvelėje įkuria Vilties koplyčią, kurioje galima išvelgti stilizuotus Gedimino stulpus. Pačią aikštę siūlo įrengti Vilniaus miesto muziejų ir architektūros informacijos centrą. Pabaigoje pažvelgėme į laisvės idėją iš paukščio skrydžio. Aš pirmam turė, kada kalbėjau, tai pavadinau šitą visą procesą, kada pats autorius dirba su maketu, tik. Taip sunkiai beįsivaizduoja, kas natūroje bus, tai greičiausiai jam, kada jis pasižiūrė, o dar ypatingai jis žiūri į maketą, tai yra, galima sakyti, iš paukščio skrydžio, tai lyg tai jam pačiam vidinė susidaro kažkoks tai jausmas. Bet natūrai ir kada, jeigu tai bus įgyvendina, tai aišku, tai bus ir chaosas, ir, nu, tai yra visumoje pamus erdvė, kuri, nu, arba jau, taip jau pasakykime, kad mes dar nepriaugom prie tokio eksperimento. Laisvė gimsta nelengvai. Baigėsi antrasis Lukiškių aikštės konkurso etapas.